Sveiki tamstos, turim 3 siuntas šiandien iš Kinijos. Pasižiūrim, kas čia gero atėjo. Atėjo pultas televizoriui, atėjo Hitachi. Pultas turėtų būti iškart pritaikytas jam. Su visom funkcijom, Smart TV, viskas kaip ir ok. Viskas yra, ko reikia ir čia išvardinti televizoriai, kuriem turėtų tikti. Ok, anyway, bandysim ar veikia. Statosi 2 AAA tipo baterijos. Viskas atrodo visai neblogai. Labai mano vaikas mėgsta pultai žaisti, tai aš paėmiau ją, užsakiau asmeninį, kad būtų, kaip sakant, galėtų savo turėti ir žaisti. Negaila būtų, kad sugadins ir po to negalėsiu jungti televizoriaus. Taip, turim kažkokių rūbų dar. Ką mes čia per rūbų turim? Turim kelnes vaikiškas panašu. Taip. Treningasai. O, Jėzu, kokia didelė. Anyway, kažkada užaugs. Šiaip medžiaga labai faina. Medvilnė panašu. Čia, aišku, didelį ir yra 100. Tai dar kol kas per anksti, bet geriau per didelį negu per mažį. Va taip pat. Ir kitus pasižiūrėsim, kad broko nebūtų. Čia kažkokie siūliukai valiuojasi, bet nieko tokio rimto. Viskas kaip ir ok. Ir žali va tokie va. Identiški. Atrodo super šiaip. Labai faini. Su kišeniam viską. Tvarkingai, kaip priklauso. Čia medžiaga tai medvilnė bus, tokia su elastanu panašu, tokia tampri, viskas čiki-piki. Taip, ir dar vienas sunkus daiktas, čia jeigu pagal tekingą turėtų būti powerbankas. Užsisakiau dar kelis powerbankus, kad būtų namuose, visai patogu turėti ir visai smagu pasitestuočios. Taip, panašu į tai, čia va toksai, kaip sakant, outdoor turistavimui powerbankas, ale atsparus smūgiam ir vandeniui. Taip atrodo. Tokia soft touch medžiaga. Visai nieko iš tikrųjų, rankų neslysta, viskas turi saulės bateriją. Aha, įkrovimo pas mus nematyti, bet dega žali lemputė, tai turbūt indikuoja, kad kažkiek tai kraunasi. Čia toks laikiklis prisisegti prie diržo, čia visai protingai ir patogiai padaryta. Saulės panelė, uždenginė veikia, tai reiškia, kažką tai reaguoja. Abejoju, ir krovimas bus bent kažkiek tai normalus. Ta prasme, kad ten per visą dieną gal kokį 1000 mAh gal ir prikaups, bet nedaugiau. Tai va, turim 2 išėjimus su USB ir micro USB įkrauti. Komplekte taip pat laidukas yra krovimui ir va toksai va karabinas prisisegti už kažkur tai. Čia galima turbūt už čia bus. Va taip. Prisisegat ir netgi su va tokiu mini kompasiuku. Tikrai kelionis reikalas. Tai va, šiaip pagal svorį, biški yra, bet nemanau, kad čia bus 20 000 mahų, kaip parašyta. Tai va, bet bandysim, testuosim ir tada bus matyti. Ką, pratestavom talpą. Pasižiūrim, dabar turėtų būti vienas portas 2,1 ampero, kitas 1 ampero. Kad tą pasitestuot, mums reikės, kaip visada, tokio įrenginuko. Statom čia. Beje, talpa įkrovimo buvo 5000, o iškrovimo pasiekiau 3,8. Tai taip sakant, biški mažoka. Taip. Jungiam į telefoną. Laidas yra originalus Samsungo, taigi turėtų per akis būti. Taip. Ir nunulinsim. Matom 1,26 ampero. Baterija pusiau pilna. Ir rodo 1:30 iki pilno iškrovimo, tai reiškia, pilnai iškrauna apie 3 valandas. O kadangi 3800 mahų baterija, tai
realiai rodo taip, kaip yra. Bandom į kitą. Taip, kyla į 1,2 ir rodo mum lygiai tą patį. Žodžiu, nebent bendrą jų sudėjus, tai gausis 2,3, o šiaip tai nieko iš to gero nėra. Duosim krovos į kitą ir pasižiūrėsim, kaip ten atrodo vaizdas. Pum. Nu, sumažėjo iki 0,3. Visai prastai. O jungus ant 2 iš vis dingo visas krovimas. Žodžiu. Tai va, nu, kaip visą laiką bus disputas, nieko nebus. Nes rašo, kad turėtų būti 20 000 machų. Yra, nu, tebūnė 5. Kad ir koks būtų konversija, bet tiesa, dėl konversijos įsiaiškinau tokį dalyką, kad, na, va čia rašo 3,7 volto ant 20 000 machų. Tai realiai iškrovimas ant 5 voltų bus apie, na, 17 000 machų. Realus būtų šiuo atveju. Nes vyksta konvertavimas ir taip toliau, tai, na, tai kažkiek nukrenta. Bet tikrai ne iki 5000. Tai va, tokie daikčiukai pas mus šiandien. Dėkui, kad žiūrėjot. Subscribinkit kanalą, jeigu patinka, nes dar daug daiktų ateina. Ir iki greito!